Šiaurės Europos specializuoti technikos leidiniai, Suomijos Koneviesti, Norvegijos Bedre Garstrift ir Švedijos Traktortech kartu su mūsų kolegomis iš Nyderlandų Trekker Danijoje palygino 7 300 arklio galių klasės traktorius. Buvo atlikti 7 testo dalyvių traukos bei galios tiekimo veleno matavimai, o gauti rezultatai palyginti su gamintojo specifikacijoje pateikiamais variklio galios ir kitais duomenimis. Gauti rezultatai yra išties įdomus, ypač specifinių degalų sąnaudų matavimai, kurie buvo atlikti galios tiekimo veleno stabdymo stendu. Tiesa, idealiam tarpusavio palyginimui tetrūksta tik AdBlue suvartojimo, kuris nebuvo matuotas. Tačiau faktiniai rezultatai gali skirtis nuo praktinių dėl nevienodai susiklosčiusių sąlygų ir dėl skirtingo technikos valdymo. Dėl to dauguma mūsų testų rezultatų yra pagrįsti praktiniais bandymais. Bandytų traktorių operatoriai atliko įvairius lauko darbus. Mašinos veikimas bei valdymas buvo įvertinti gana išsamei. Pirmiausia, buvo atlikti visų traktorių lauko darbų testai, dirbant su įvairiais agregatais, nuo ISO-BUS valdomos tiksliosios sėjos sėjamosios iki pačio didžiausio pusiau pakabinamo plūgo. Siekiant kuo labiau įvertinti darbo komfortą, kabinoje buvo matuojamas triukšmo lygis ir vertinamas matomumas. Matuojamų rodiklių skirtumai buvo panašūs į praktikoje susidariusį įspūdį, nors reikia pažymėti, kad buvo testuojamas priešserijinės gamybos Valtra modelis. Po traktorių lauko bandymų buvo atliktas 2 dalių važiavimo keliais testas. Traktoriai buvo lyginami važiuojant 14 km žiedinė trasa. Stebėta amortizavimo sistema, manevringumas ir matuotos degalų bei laiko sąnaudos. Daugiau apie šiuos ir kitus rezultatus galite sužinoti šių metų vasario mėnesio Profi Lietuva numeryje. Kad nepraleistumėte nė vieno įdomaus kaip šis testo, geriausia žurnalą užsiprenumeruoti.